Šiandien su mumis moterų verslumo ir gyvenimo būdo mentorė, taip pat online projekto Superlife bendra įkūrėja Helina Griciuvienė, auginanti tvarų verslą per moteriškumą ir dvasingumą. Labą dieną, Helina, malonu tave čia matyti. Labadiena visiems, kas žiūrės šitą įrašą. Ir man irgi be galo malonu ir smagu matyti moteris, kurios daro ne vien tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. Tai ačiū tau, kad tu sugalvoji tokią rubriką. Nes manau, šitą rubriką labai padės žmonėms. Ačiū tau, kad sutikai dalyvauti, tikrai malonu. Tai ką, kalbėsim apie tinklinę rinkodarą. Ir mes, pasakau, kad mes esam pažįstamos tikrai jau ilgą laiką ir žinau tave kaip puikią lyderę ir verslo kūrėją. Ir tiesiog norėjau paklausti, kaip tu atsiradai tinkliniai rinkodaroje, kaip atsiradai šiame versle, kas įtakojo tavo pasirinkimą ir sprendimus būti būtent su tinklinės rinkodaros verslo kompanija. Gerai, tai aš turbūt, kaip dažniausiai tradiciškai, kadangi jau esu virš 20 metų ir esu atėjusi dėl paieškų, turbūt taip reikėtų tas tikriausias žodis, dėl paieškų, bet paieškų ne pinigų. Paieškose buvau produktų ir man konkrečiai aš atėjau, mano istorija, aš atėjau dėl pakių kremo. Ir iš tiesų, kai man pasakė, kad tu gali pati tai daryti, pagalvojau, kodėlgi ir ne. Ir taip nutiko, kad, sakyčiau, greičiausiai tai buvo kelias, kuris mane atvedė iki verslo, bet tai jis nebuvo sąmoningas pasirinkimas. Ir ką aš pastebiu, kad daugelis žmonių, kurie prisijungia, vienetai, gerai, 10%, įvardinkim, ateina sąmoningai suvokdami, kad tai yra verslas, kad tai yra galimybės neribotos, nes, kaip ir sako, net ir dangus neriba, tai tokių yra vienetai iš tiesų. Dažniausiai žmonės pakeliui, vartodami produktus, išgirsdami galimybės, pakeliui jie atranda ir pradeda taikyti, nebūtinai verslą, bet verslo modelį taikyti kažkokius tai elementus verslo. Bet pati pasakyk, kokias pareigas, kur dirbai, koks tavo buvo darbas prieš atėjimą į tinklinę rinkodarą? Iš tiesų, prieš ateidama, tai aš lygiagrečiai, nes, kaip pasakyti, aš ne iškart išėjau iš samdomo darbo, aš dirbau banke ir tiesiog taip viskas susiklostė, kad aš vartodama produktą net negalvojau, nes tikrai turėjau nuostabų darbą, puikias pajamas, fantastišką kolektyvą ir atrodo, tikrai man nereikėjo kitos galimybės, aš jos neieškojau, bet, kaip sako, galimybė surado mane ir surado tuo, bet visą laiką, kaip aš sakau, likimas mūsų sudėlioja. Yra kas ten veda mus iš viršaus ir sudėlioja mus ten, kur mes turime būti, tada, kada turime būti ir su tais žmonėmis, su kuriais turime būti. Tai viskas taip susidėliojo, kad atsidūriau toje vietoje ir pradėjau aš tiesiog nuo produkto, pažinau produktą, pradėjau vartoti, man pradėjo patikti. Tikrai net ne... Aš žinot, kai dar tais laikais aš pagalvojau, aš prisimenu savo paklausimą, ar man nereikės niekam rodyti katalogo. Ir man sako, taip, tu gali pirkti tik savo. Yes, man tinka toksai. Ir aš likau prie to taško. Bet, vėlgi, likimas vedė kitų kelių ir gavosi taip, kad supratau, kad yra ta galimybė. Kažkada paskaičiau, nes kai prisijungiau, gavau startinį paketą, paskaičiau sėkmės istorijas kitų žmonių ir aš tada suvokiau, kad vau, kaip fainai būtų, aš irgi kada nors norėčiau taip gyventi, kada ryte pavalgau pusryčius vienoje šalyje, pietus kitoje šalyje, o vakarienę dar kitoje šalyje. Ir aš prisimenu tą istoriją, jinai mane taip motyvavo, taip įkvėpė, ir aš galvoju, kada nors ir aš taip norėčiau. Ir tikrai tai įvyko. Tai buvo.
Tai dabar dar pasakyk, kokiagi ta kompanija, nes mes kalbam apie produktą, kompanijos, bet niekas turbūt neišgirdo dar pavadinimo. Pavadinimo. Taip. Taip, tiesa, mes nepasakėm, kokią kompaniją aš atstovauju ir kuriai kompanijai esu ištikima, nes tai yra, žinot, kaip čia pasakyti, mes ateiname, būname ir liekame tada, kai mes susijungiame su kompanija arba su kitais žmonėmis per vertybės. Jeigu jungiamės per vieną, tai mes ateiname. Jeigu jungiamės per dvi vertybės, tai mes ateiname ir būname. Jeigu sutampa 3 pagrindinės vertybės, tai tada mes tęsime būti ilgai. Tai mano atstovaujama kompanija yra švedų brandas, tai yra Oriflame ir ją visi žino tikrai puikiai. Ir kas mane žavi šitoj kompanijoje jau daugiau negu 20 metų, tai yra vertybės, vienybė, dvasia ir aistra. Tai iš tikrųjų, tai yra man labai artimos vertybės ir pats švediškumas, kada pasidažiusi, bet taip liktai nepasidažiusi, kada vartoju produktą, bet žinau, kad jis yra maksimaliai natūralus. Tai vat mane ta žavi iš tikrųjų. Ir tos galimybės, kurias suteikia tinklinis marketingas, man tai yra pasaka. Mhm. Tai labai, labai puiku ir istorija labai puikiai ir tikriausiai ne viena moteris išgirs ir supras, kad yra daugiau galimybių, kad ir yra geras darbas, kad ir yra geros pareigos ir geras kolektyvas, bet yra dar kažkur kažkas daugiau, ką galima būtų pasirinkti, ar ne? Visiškai, vienareikšmiškai pritariu. Taip, tai dabar dar man papasakok apie tai, kaip tau kilo idėja sukurti savo projektą online verslui vystyti. Gerai, papasakosiu ir kadangi šiek tiek istorijos užeisim, šiek tiek iš to tokio truputį iš rakurso, tai situacija buvo tokia, kad prieš 20 metų tai tikrai interneto nebuvo ir niekas tokiais metodais nedirbo. Aš esu išbandžiusi visus tinklinio marketingo metodus, absoliučiai visus. Nuo gyvų susitikimų, nuo skambučių, tiesiog viskas, visi metodai, visus pažįstu, ne tik teorijoje, bet ir praktikoje. Ir dabar yra ta situacija, kada mes darom, o aš esu toksai žmogus, kai man norisi vis kažko naujo. Aš nuolat mokausi, aš nuolat tobulėjau, man labai yra svarbu būti koja kojon ir mūsų projektas prieš 5 metus, tuo metu praktiškai internetu niekas nedirbo ir nebuvo dar net COVID-o ir aš tada suvokiau, nes buvo toks tarpsnis, kai aš pasigimdžiau antrą dukrą, aš tikrai ilgai namuose sėdėjau ir su jie buvau, nes gyvenimas taip susidėliojo, kad man reikėjo su jie būti, reikėjo būti namuose su jie, prižiūrėti ją ir aš tikrai neturėjau noro tada eiti ir daryti, kažkur važinėti ir ją palikti vieną namuose. Ir ačiū kompanijai, ačiū tinklinio marketingo tokio kaip verslo sugalvotojams, aš gyvenime dėkoju už 2 dalykus, labai dažnai dėkoju už 2 dalykus, tai yra, kai atsisėdu į lėktuvą, ačiū tiem žmonėm, kurie sukūrė galimybę mums greitai skraidyti ir ačiū tiem žmonėm, kurie sugalvojo tinklinį marketingą, nes tai leidžia labai, labai tokį turėti visiškai paprastam žmogui turėti nepaprastą gyvenimą. Taip. Ir tada, kai po kažkiek metų aš sugalvojau, kad noriu aš vėl aktyviai pradėti veikti, noriu vėl kažkaip veikti, bet nebenoriu veikti po senoviai, nebenoriu daryti taip, kaip, kažkaip jaučiau iš vidaus, kad reikia kitaip. Tobulėjau, mokiausi, žiūrėjau, ką galim pritaikyti Lietuvoje ir mes paleidom projektą Superlife, tai yra online projektas. Taip, tuo metu tai buvo per žinučių siuntimą. Dabar tai vadinasi spamas, bet tuo metu tikrai tai buvo tiesiog reklama, galimybė tą padaryti. Šiuo metu man tai yra neįdomu. Šiuo metu aš vėl ieškau naujų projektų ir jau paleidime esame naujo projekto, vėl naujų tų įrankių, dėl to, kad man pačiai atsibosta tai padirbti ir man norisi, kad tai būtų įdomu, pažangu ir greitai. Ir pagrindinis dalykas, kaip aš sugalvojau, kad
tai yra daug didesnis pasiekiamumas, nes mes labai labai taupome laiką, mes galime greičiau pasiekti rezultatą ir tą ir parodė mūsų istorija, kad iš tiesų tai žmonės priėmė labai, labai normaliai ir dabar daug kas kalba, kad asmeninis brandas labai svarbu, kad galima padaryti per asmeninį brandą, taip, jeigu noriu dirbti vienas. Bet tinklinis marketingas tai yra komanda, tai yra didžiulis rautas žmonių. Ir asmeninį brandą daugelis žmonių padaryti negeba. Arba tam sugaišta daug laiko, o jeigu sugaišta daug laiko, jam praeina noras daryti verslą. Tai tinklinis marketingas yra apie tai, kaip greitai, paprastais įrankiais apriepti maksimaliai didelį kiekį žmonių ir nunešti tą gerą žinutę, kad žmogus galėtų pats pasidaryti, susikurti tokį gyvenimą, kokį jis galvoja, kad yra vertas. O dabar sakyk, per tiek laiko nekilo abejonių ir noro kažką pakeisti, nes labai daug pasiūlymų įvairiausių ir naujų profesijų dabar šiandien dienai online yra atsiradę. Nekilo noro prisimatuoti kažkokią kitą profesiją ar kitą verslą? Taip, iš tiesų tokia mintis mane buvo aplankiusi. Ir kada jinai mane aplankė? Tada, kada jau įsibėgėjo vien online projektas, kada vėl viskas gerai, man vėl kažko tai noris, jau atrodo, kad, aš tokia, negaliu, man reikia vis naujos. Lojalumas yra, kompanija ta pati, aš jos nekeičiau daug metų, vienintelė kompanija, nes aš ją myliu, aš tikiu tais produktais, aš matau fantastiškus rezultatus. Ir žinot, šiandien papasakosiu vėl istoriją tokia užeinanti, ar ne? Grįšiu prie tos minties, bet sakykime, šiandien aš buvau tiesiai iš po susitikimo tinklaveikos moterų verslių veiklių moterų tinklaveikos klubo susitikimo. Ir šiandien aš suvokiau ir kada dariau, savo pristatymą, aš moterims pasakiau, sakau, žiūrėkit, Oriflame mes labai viso žinom, praktiškai Lietuvoje, jeigu paklausė, ar tu žinai kompaniją Oriflame, aš negirdėjau, kad būtų nors vienas žmogus, nebent gal koks vyras galėtų, bet moteris, mergina, visi žino, nuo jauno iki seno. Ir koks yra įdomumas, kad žmonės, kada paduodi ten, sakykime, nusiunti nuorodą, kad išsirinktų ar katalogą jis pavartų, jis gyvena, nes ką man dažnai sako, aš kažkada, kai buvau studentė, tą naudojau, kažkada pirkau, kažkada pati ten platinau, ten sako, kad užsidirbtos. Labai dažnai sako, aš išmokau, kaip bendrauti su žmonėm, aš išmokau verslo, aš išmokau to, aš išmokau mano Oriflame'as buvo kaip verslo mokykla. Gerai, bet pasikeitė laikai, moteris, sakykime, irgi užaugo, išėjo kitus verslus, bet pasąmoninė programa liko ta pati. Kai jos gauna prisijungimą, jos vėl renkasi pieštuką, drožtuką už 2 eurus. Ir jos nepamato, nes jos savo netidaro galimybės, kad jeigu aš kaip žmogus pasikeičiau, arba, sakykime, kita moteris pasikeitė, užaugo, kad kompanija irgi auga, kad kompanija irgi keičiasi. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tas, kas buvo tada, vienas dalykas, tau jau dabar neaktualu, nes tu jau kitokia, bet ir kompanija kitokia. Tai nesirink pieštuko, drožtuko, tu pasimk premium klasės gaminius, tokius kaip veidodos priežiūros rinkiniai, kur yra mokslininkų sukurti, pasirink sveikatinimo produktus, tu pasimk liukso klasės makiažo priemonės ir tada tu suprasi, kad kompanija Oriflame irgi užaugo, pasikeitė. Ir ką aš labai dažnai pastebiu, iš tiesų, kad mes liekame prie senų įsitikinimų ir stereotipų. Ir kai žmonės pabando gaminius, jie atsargiai, taip, pasislėpdami, labai juokinga iš tikrųjų yra, bet daugelis pasislėpdami, nes turbūt, dar būna, irgi man labai patiko viena kolegė, kažkada, kai jinai pasidalino, sako, aš pradėjau jai duoti komplimentus ir sako, kodėl tavo tokia graži oda, ką tu dabar darai, įsimylėjai ar dar. Jis sako, ne, aš pradėjau naudoti Oriflame veido odos priežiūros visą rinkinį. Ir tada sako, tu tą studentišką kosmetiką, nes mąstome iš tų laikų, kai aš buvau studentė ir tą naudojau, nes ilgą laiką nenaudoju, ar ne? Ir jinai tada labai gražiai pasakė, ačiū už tokį komplimentą, smagu, kai tau 40+, kad tave dar pavadina studentė. Tai iš tiesų kompanija keičiasi, viskas keičiasi ir
per tą laiką, taip, atrodo viskas tas pats, nusistovėjo, aš ieškojau, kaip aš galėčiau galbūt kažkur kitur, nes daugelis man sako, Helina, tavo stipriausios savybės yra mentorė, tu labai daug turi išminties, įžvalgų, tu gali padėti daugiau žmonėm. Ir aš suprantu, bet aš visą tai galiu padaryti ir savo komandos viduje, ir tiem žmonėm, kurie ateina pas mane. Ir aš pradėjau ieškoti, o ką aš dar galėčiau gyvenime veikti, ką aš dar galėčiau atrasti ir ką aš norėčiau. Nes vienas dalykas, kada mes einame iš poreikio išgyventi, ir visai kitas dalykas, kada mes einame iš kito jau lygio, kada tie pagrindiniai baziniai poreikiai yra uždaryti, o ką aš norėčiau, apie ką mano norai, apie ką mano svajonės. Vat kai mes pradedame eiti iš šito, tai yra visiškai kitas, ne? Sutinki su tuo. Ir aš pradėjau tikrinti, ką aš norėčiau veikti. Tai atėjus į Tinklaveikos moterų klubą, aš matavausi kiekvieną tą verslą. O jeigu aš tokiam verslė dirbčiau, o jeigu aš daryčiau šitą, kaip būtų tada? Ir aš supratau, aha, man va šitas įdomu. Pradėjau žiūrėti, kas slepiasi, ne vien tik tas, paradas, fasadas, ne? O kas slepiasi už to. Ir ką aš pamačiau, oi ne, šito tai tikrai nenorėčiau, gerai, kitas verslas. Oi ne, šito tai irgi ne. Ir apsukusi metų ratą, nes tikrai visus metus aš sukau ratą ir žiūrėjau, ką aš gal dar galėčiau daryti. Gal buvo, nežinau, tokia kaip ir šiek tiek lyg ir krizė, sakykime, nes, gal aš galiu daugiau, nes gal aš galiu ten kažkaip kitaip. Sukau, prasimatavau viską taip gerai. Ir tikrai nuoširdžiai pasakysiu, geresnio varianto, dėl to aš sakau lėktuvo išradėjams ir tinklinio marketingo išradėjams, sakau ačiū už tą geresnio verslo modelių. Šiai dienai aš neradau. Gal kažkas rado, bet aš neradau. Kodėl? Todėl, kad tai yra galimybės turėti pasyvias pajamas. Ir dėja, kas įdomiausia, kai pradėjau gilintis, ne kiekviena kompanija, kuri save vadina tinklinio marketingo kompanija, suteikia tokią galimybę pasyvių pajamų. O kas yra pasyvios pajamos? Rima, kaip tu manai, kas yra pasyvios pajamos? Sėdžiu Gran Kanarijoje pusę metų. Taip. Ir kalbu su tavim už kažkada padarytą darbą. Už kažkada padarytą darbą gaunu pajamas. Taip, kažkada atlikau, ne dieną, bet kažkada gerai padirbėjau, susikaupiau, žinodama savo tikslą, padirbėjau taip, kad suorganizavau savo verslą, toliau man, ar aš grįšiu, ar negrįšiu prie to. Nuo to mano verslas nenukenčia. Tai aš nežinau nei vieno verslo, kur galėtų ramiai, ypač solo verslai, tai iš vis tai yra neįmanoma. Nes aš dažnai savęs klausiu, solo verslininkas, tai ar jam verslas dirba, ar jisai verslui dirba? Šiaip aš turėjau patirtį visose, kaip sakant, ir samdomo darbuotojo, ir amatininkės, ir solo verslininkės. Ir gavosi taip, kad pati pradedi tarnauti verslui ir arba yra pinigų, bet nėra laiko, arba atvirkštinis variantas ir tada darai sprendimą. Ir aš, pavyzdžiui, su tavim sutinku, nežinau, 200%, kad tinklinė rinkodara tai yra viena iš geriausių galimybių. Ir žinai, šitoj vietoje, Rima, kaip yra, ką aš irgi dabar mačiau, nes mano dabar uždavinys yra su nauja banga, aš vėl, kaip ir sakiau, ieškau naujų įrankių, jau juos esu atradus, bet dabar juos paruošinėjom, kad komanda galėtų lengvai startuoti, kad komanda vėl turėtų greitą tą tokį maksimumą kaifo darydami tai, nes kodėl žmonės nenori ateiti tinklinį marketingą, nes ten reikės kažkam ką pasiūlyti. Bet jeigu mes darome kitą verslą, ką nereikia pasiūlyti, lygiai taip pat reikia pasiūlyti. Kitas dalykas, kodėl žmonės ateidami į tinklinę rinkodarą, jie galvoja, kad jie atėjo į samdomą darbą. Kad aš atėjau, kažkokius veiksmus padariau, nebūtinai net 8 valandas per dieną ir jau aš turiu gauti, kaip, sakykime, nežinau, atidirbus, kada tau yra konkrečios užduotis, neduotos. Tai nepamato, kad verslui čia nerizikuoja nieko, bet verslą tu gali užauginti, susidėliojęs strategiją, susidėliojęs tikslus savo planus, ir veikdamas nuosekliai, nes čia nėra pripuolama, kad tau pripuolama tai yra
pardavėjai, kada bet aš kaip dažnai sakau, kai tu aktyviai veiki, tai tu parduodi ir tavo piniginė nuo to plečiasi. Bet kai tu išvažiuoji atostogauti ir tu nebegali fizinių pardavimų atlikti, tavo piniginė traukėsi, jinai irgi atostogauja. Tai reiškia, jeigu tu nedaug dievę susirgai, tai irgi bus tas pats. Tai aš matau, kad tinklinis marketingas ir daugelis žmonių dabar labai painioja, kad pardavimai tai yra tinklinis marketingas. Fiziniai produkto pardavimai nėra tinklinis marketingas. Tai vienas iš elementų. Bet tinklinio marketingo verslas tai yra apyvarta per vartojimą ir per didelį kiekį žmonių, bet ne per ir apie lyderystę. Ir ne per pardavimus. Tikrai labai dažnai dabar socialiniuose tinkluose matau tą supainiojimą, kad parduok, ateik, parduos. Ne, aš kaip tik sakau. Mes dabar dirbame be pardavimų. Jeigu kažkas nori, taip yra galimybės ir pardavėjams. Ateik, užsidirb, jeigu tau patinka. Bet statistika rodo ką kitą. Tik 5% žmonių mėgsta pardavimus, o 95% žmonių mėgsta pirkti. Jo, aš tai, pavyzdžiui, nemėgstu pardavimų ir aš niekada nepardavinėjau. Aš lygiai taip pat savo verslą padariau be pardavimų ir man labai dažnai, nes daugelis įsivaizduoja, kad tinklinio marketingo atstovas yra, jeigu sėkmingas, jis turi būti įkyrus, jis turi eiti už rankovių tampyti, jis turi po 5 kartus tam skambinti ar rašyti. Ne, tai aš manau, kad tai yra neskanus pardavėjas, kuris nesuvokia tinklinio marketingo esmės, o jis galvoja, kad kuo daugiau parduosiu, to bus geriau. Ir iš tiesų mes ką matome istoriškai, jeigu aš vis tiek jau virš 20 metų, ką aš matau, sėkmingiausi šitam versle yra tie žmonės, kurie nesiekia iš karto uždirbti ten milijonų, bet turi savo tikslą ir nuosekliai žingsnis po žingsnio, darydami veiksmus, eina į savo rezultatą, kad turėtų tokį rezultatą, apie kokį svajoja, kad išpildytų savo svajonę. Tai va tokie žmonės yra sėkmingi, kurie žino, ko atėjau ir jie neatsitraukia tada, kada nepasiseka. Tai yra normalu, kad nepasiseka. Ir normalu, kad mes kartais perdegam, normalu, kad mums kartais atsibosta. Bet kuo yra žavus tinklinis marketingas, kad tu gali padaryti pertrauką, trumpą atsikvėpimą ir judėti toliau. Tavo niekas nedingsta, tavo niekas nepradingsta. Bet jeigu tu esi verslininkas, solo, ypač ne verslininkas, tai tu atsitraukiai. Pertraukos negali padaryti. Taip, va būtent. Taip, labai puikiai tu čia išdėstei viską. Tai dabar tu man pasakyk, kokių žmonių ieškai į savo komandą. Aš labai ilgai irgi mąsčiau, nes perėjau visus etapus. Perėjau tą etapą pačioje pradžioje, kada man labai norėjosi maksimaliai padėti visiems žmonėms, bet man, kadangi aš turėjau problemų su veido oda, man labai norėjosi visiems padėti susitvarkyti veido odą. Ačiū Dievui, labai pavyko daugeliui moterų būti naudinga ir padėti susitvarkyti. Ta tęsiu, nes tai yra mano širdies daina apie tai, kad moteris būtų gražios, kad jų veido oda būtų prižiūrėta, kad jų plaukai būtų gražus. Grožis tai su manim keliauja. Tai čia yra tas etapas, kada man buvo labai svarbu. Kada buvo toks etapas, kada aš nusikreipiau į savęs. O, man reikia karjerą padaryti čia, aš. Ir tada verslas nebeaugo. Kodėl? Todėl, kad misija kita, užduotis kita, vienybė dvasia ir aistra. Nes kai aš, man nebebuvo aistros. Man aistras su žmonėm, vienybei, būti kartu, komandinis verslas, kartu daryti, kartu prognozuoti, kartu planuoti, kartu veikti. Tikrai visko labai daug per gyvenimą padariusi ir renginių, ir suorganizavusi, ir išvažiuojamų, ir, vienu žodžiu, ir ekskursijų. Ko tik mes nedarėm per visą tą gyvenimą, tai kad sako, kad tinklinis marketingas nuobodus, tai tikrai taip nėra. Ir gryninausi ir aš supratau, kad dabar yra tas etapas, aš dabar ieškau į savo komandą, tiksliau net neieškau, turbūt neteisingas yra pasakymas ieškau. Aš dabar esu pasiruošusi dirbti su tais žmonėmis, kuriems to reikia. Tai reiškia, kurie galvoja ne vien tik apie save, kurie nori šitam pasauliui būti naudingi, tai reiškia, suteikti galimybę kaip galima didesniam kiekiui žmonių. Užsidirbti, atrodyti gražiau, gyventi iš pasyvių pajamų,
galbūt nusipirkti nekilnojamą turtą užsienį, mes skirtingas turime svajones, galbūt automobilį pakeisti, galbūt vaikus išleisti mokslą, labai labai skirtingos tos mūsų yra svajonės. Ir šiai dienai aš esu pasiruošusi dirbti su tai žmonėmis, kam iš tiesų tai reikia. Ir pagrindinė mano žinutė, kam reikia pasyvių pajamų, kad pakaifuotų žmonės nuo to suvokimo, kad gali tai būti, pasyvios pajamos jos yra. Ir Oriflėjimas garantuoja fantastiškas pasyvias pajamas. Jos, kada ateina, tai realiai tada mes pradedam suvokti, kad, tai kaip aš laisvai galiu gyventi, kaip aš galiu savo daug ką leisti ir nepersitempti. Bet pradžioje reikia padirbėti, iš tikrųjų. Tai vat mano žinutė yra tiems, kas žiūrės, kad jeigu jaučiate, nes pirmiausiai vėlgi vertybės, pasitikrinkit per vertybės. Nes jeigu tik ateiti tam, kad ateiti, nes lojalumas man dar labai svarbi vertybė yra. Visi tie, kurie čia atėjo, čia nubėgo, kaip aš matau tendenciją, oi, nauja kompanija, bėgam. Ai, čia jau viskas, metu griūva, bėgam kita nauja kompanija. Ir čia toks užbangavimas ir vėl tą laivelį nublaškia ir vėl atgal. Ne, man įdomus yra tie žmonės, su kuriais aš galiu tobulėti, kuriems aš galiu padėti, kurios aš galiu vesti, kad jie sutaupytų laiko lygiai taip pat kaip ir moterų klube esu mentorė ir žinot, kodėl pasirinkau, nes tai yra neatlygintinas darbas, kodėl pasirinkau būti mentorė, todėl kad man norisi visada padėti kitoms moterims, nes moterų tinklaveikos klubas, kad jos sutaupytų savo brangų gyvenimo laiką ir kad tuos veiksmus padarytų žymiai greičiau ir greičiau išeitų į rezultatus, kurių nori. Tai vat mano idealus klientas yra moteris, ne vyras, su vyrais dar tik gal mokusi dirbti. Šiaip niekada nepraktikavau, nes man gal labiau patinka moteriškas ta bendrystė ir apie grožį kalbėjimas, ne tik apie grožį iš vidaus ir sveikatinimo produktai. Bet man labiau patinka moteriška bendrystė, gal dėl to, kad aš lengviau ją suprantu. Ir mano ideali moteris yra ta, kuri pavargo nuo samdomo darbo, kuri jau jos nebetenkina, ją jau per ankšta ir ji yra pasiruošusi sukurti didesnės pajamas ir padėti 1000 žmonių, irgi atrodyti gražiai, užsidirbti ir kuri nebijo dirbti, nes dirbti reikia, faktas. Tai yra, bet laimė ta, kad tinklinis marketingas leidžia nerizikuoti savo pinigais. Tai mano tokia. Tai dabar sakyk, kur tave galima rasti, kaip su tavim susisiekti, paprašiau. Šiaip mane rasti, aišku, gyvenu Kaune, Lietuvoje, tai kas gyvenate Kaune, tai tikrai Facebooko paskyroj Helina Griciuvienė arba Instagrame galime, parašykit žinutę per Messengerį, pakvieskit mane kartu išgerti kavos. Tikrai mano viena draugė sako, Helina sako, jeigu tik žmonės suvoktų, kad gerdami su tavim kavą keičiasi jų gyvenimai, tai jie tau už tai mokėtų. Sakau, bet jau įvyksta ta chemija, kad galiu bent tokiu būdu prisidėti ir padėti, tegul jis nesuvokia, bet aš žinau, kad šiame pasaulyje buvau naudinga nors tokiu aspektu, tegul mūsų keliai ten nenuėjo tolyn, bet vis tiek yra nauda. Tai arba tiesiog telefonu, tai nežinau, gal tada komentaruose reikės telefoną ir kontaktus. Įdėsiu visas nuorodas ir kontaktus. Taip, ir tada šiaip tai labai mielai išgerčiau draugė kavos, nes geriausiai žmogų prajaučiame, kada jį, tiesiog matome gyvai ir kada yra tas užsimezga arba neužsimezga ryšys. Kaip aš sakau, chemija. Tikrai. Ir to nesuvaidinsi, nes ką aš pastebėjau per tiek metų, mes galvojame, nes tai vėl, kaip daviau pavyzdį, studentų laikų, tie pasąmoninės tos programos. Per tiek metų aš pamačiau kokį dalyką, kad mes labai dažnai elgiamės nesąmoningai, nes pasąmoninės programos mus nuveda.
Ir iš tiesų, kodėl yra vertingas tas susitikimas ir gyvas tas susitikimas, nes jisai duoda tą prajautimą, nes mes galvojame, kad mes renkamės kompaniją. Ir jeigu jūsų galvoje yra tie stereotipai, kaip pasakojau pradžioje, apie tai, kad Oriflame sena kompanija, ten tik studentų laikais ir panašiai, tai kaip tik būtent dėl šitos priežasties ir reikia susitikti, kad jūs prajustumėt, nes mes einam ne pagal kompanijos pavadinimą, ne pagal produktą, mes einame paskui žmonės. Žmonės eina paskui žmonės tam, kad drauge sukurtų kažką gero dėl kitų. Tai tikrai tuo esu įsitikinus, tuo gyvenu ir žiūrėkit, mes renkamės bet ką pirmiausiai pagal simpatiją arba nesirenkam. Nesirenkam, taip. Tai ačiū tau, Helina, už tokį labai puikų pokalbį. Tikrai buvo labai malonu ir aš tikiuosi, kad tave tikrai išgirs ne viena moteris norinti eiti kartu su tavim ir būti tavo komandoje. Ir tikrai linkiu begalinės sėkmės naujuose projektuose, naujuose ieškojimuose. Ir suprantu, kad esi tas žmogus, kad kai man yra gerai, tai man yra blogai. Nes reikia kažko vis naujo, kažko save įmesti į kažkokį iššūkį ir ieškoti vis kažkokių tai naujų atradimų. Tai dar kartelį ačiū tau ir begalinės sėkmės. Ačiū tau labai irgi už kvietimą, tikrai už tai, kad pasirinkai būti tavo rubrikos, nuostabios rubrikos heroje. Ir mano mintis yra, kad tinklinis marketingas tikrai yra nuostabi galimybė paprastiems žmonėms gyventi nepaprastą gyvenimą, nuostabų gyvenimą, nes vien ta žinutė iš mano istorijos, ar aš paprasta mergaitė, mergina, moteris, būčiau kada nors galėjus įsivaizduoti, kad vakarieniausiu kartu su Švedijos karalienė. Niekada. Bet tinklinis marketingas ir kompanija Oriflame man padovanojo šitą galimybę. Taip, kad iš tiesų tai yra šansas, kurio, jeigu jis pasibeldžia į mūsų gyvenimą, jisai ateina įvairiais keliais. Jis gali ateiti per produktą, taip kaip atėjo pas mane, per video žiūrėjimą jisai gali ateiti, bet jeigu jis ateina, neignoruokime. Sakykime gyvenimui taip. Tai ačiū tau. Dar mes nepakalbėjom apie keliones, apie kiek įvairiausių dalykų suteikia būtent Tai gal kitą kartą, nes kelionės yra mano aistra ir kompanija išpildė mano šitą svajonės irgi taip sukaupau. Tai ačiū tau ir ačiū sėkmės. Labai, Rimutė. Ir tau sėkmės su šito projektu. Tegul moteris, iš tiesų, atranda, kaifuoja ir vyrai. Manau, ir vyrai. Ačiū.